Treneri, ką tik baigėsi rungtynės, manau, nuotaikos turbūt pačios smagiausios, kokios tik tai gali būti laimėjusios rungtynės po tokio ketvirtojo kėlinio. Nu tai pergalė yra pergalė ir tikrai pagaliau sulaukėm tos pergalės Baltijos lygoje. Smagu, merginos šį kartą iki galo pakovojo, nes turėjo varžovas atsiplėšęs gan 10 taškų, jau nepamenu, bet atradom jėgų ir išlaikėm šitą mūšį. Vos 5 taškai praleisti ketvirtajame kėlinyje, įspūdinga gynyba ir ar tai galėjo būti pagrindinė pergalės priežastimi šiandien? Taip, bet aš nepažiūrėjau protokolų, turbūt mes lentą, kamolius po lentą turbūt prasilošėm gan daug, bet čia va, tas ketvirtas kėlinys, varžovas nepataikė, mus lydėjo sėkmė, bet sukovojo, manau, kad merginos padarė viską, ką galėjo. Evelina, nuostabus sugrįžimas į rungtynes ir iškovota pergalė. Kas padėjo tai padaryti? Tai pirmoji vieta, aišku, užsivedimas mūsų, kiti būna rankas numeta ir pasiduoda, o mes grįžom į tą kovą. Kažkiek kamuolius pradėjom tvertis, nes va čia ligą turim tokią, nemėgstam tvertis visai. Ir sakau, pagrindė, aš manau, užsivedimas, trenerės taktikos irgi pabraižytos, išpildėm. Kiek galėjom, tiek išpildėm. Vos 5 praleisti taškai ketvirtajame kėlinyje, pabaigoje susidarė įspūdis, kad apskritai vos ne atsitraukite nuo varžovių ir leidžiate mesti dėl to, kad joms nelabai sekėsi pataikyti iš toli. Ar toks ir buvo planas, bandyti šiek tiek paprovokuoti taip lengvai varžovės, ar visgi viskas buvo šiek tiek kitaip? Sakykim, kad toks planas buvo. Mes taip norėjom. Kągi, iš tikrųjų pavyko gauti tai ko norėjote ir paskutinė ataka, kuri baigėsi Katarinos Kliučinykės metimu iš toli, irgi, ar viskas tikrai taip turėjo atrodyti, kaip atrodė žiūrint transliaciją? Čia tikriausiai mes kiekvieną laukim tą metimą išsimest, papuolė mūsų Katė ir įsimetė. Pirmoji pergalė, kas toliau? Nežinau, toliau bandysim pergalės skintis, žiūrėsim. Pozityviai einam, labai gerai nuotaikas pasikėlėm, norisi tų pergalių, norisi tą dvasią geresnę palaikyti, užsivest. Mes galim, mes tikrai galim, tik tai reikia dar kaip čia pasakyti, išdirbti dalykus, ar ne? Ir viskas, galim, skinsimės toliau tas pergalės. Treneri, ką tik baigėsi rungtynės, turbūt ne pačių smagiausių nuotaikų, ypač po tokio ketvirtojo kėlinio. Jo, faktas, ketvirtam kėlinį paleidom varžybas, bet buvo, manau, ir pozityvių dalykų. Dabar artėja šventės, artėja kalėdos, tai išsigydysim tas visas žaizdas ir viskas bus gerai. Labai daug kartų bandėte atakuoti iš 3 taškų metimo linijos, tačiau visiškai, galima sakyti, nesisekė komandai, beros 4 tik tai pelnyti 3 taškai. Ar tai galėjo būti pagrindinė nesėkmės priežastimi šiandien? Jo, faktas, nes paskutinis kėlinys pelnėm, sakėt, liktais 5 taškus, tai tiesiog nesukrito metimai. Kartais krepšinį tai būna, niekas nuo to nėra neapsaugotas. Tiesiog gaila, kad toks yra paleistas taškas, ypač labai gerai pradėjom varžybas, užspaudėm varžovės, neturėjo jos ką daryti, paskui šiek tiek pritruko jėgų. Turim traumuotų krepšininkų, tai kaip ir minėjau, aš manau, kad čia yra tikrai pozityvus mačas, taip kaip palaikė suolas viena kitas, taip kaip visos buvo vienas kumštis, tai čia dar tik tai sezonas įpusėja, tai viskas, manau, bus gerai. Šiandien rungtyniavo Vakarė Kuodytė ir Alma Likevičiūtė Kriunienė. Kokia yra jų situacija? Tai pridėsiu, kad dar ir Aušrinė Belickaitė kapitoninė rungtyniavo, tai nugara, koja ir žandikaulis. Tai tokia situacija.